Sako, tas jūsų Gustavas tai toks nusenęs, sukriošęs senis. Sako, o piktas, tulžingas. Gaila, sako, nes būtų ten pas jį kažkoks ir talentas yra, skonis kaip ten pasako. Gustavai. Žinot, galvoju, ar tik sesuo Marilena nebus jūsų įsimylėjimas? Va, dabar viskas susisuko prieš mane. Tai vadinasi, jūs sutikote tą savo mašiną. Kaip sutikau? Aš nesutikau, mes taip susidūrėm atsitiktinai. Ir ką dabar darysit, ką? Nežinau, neturiu supratimą. Eisit į gimnaziją. Visko gali būti. Aš negaliu jos tiesiog taip gatvėje užkalbėti. Kodėl negali? Nepadarau. Ką čia kalba dabar nepadarau? Nieko nepadaros neegzistuoja. Su moterimis reikia šiuolaikišką. Būkit šiuolaikiškesnis. Pralinksminkit ją. Tai kaip jūs čia įsivaizduojate? Pajuokaukit kaip nors. Kalambūrą tokį sureskit. Norite, aš jums sugalvosiu. Ne, nereikia. Aš pats jau geriau. Taip, jūs teisus. Linksmint moteris yra bergždžias susiėjimas. Kas? Nikas, jūs pasakėt? Nu? Ne. Tai yra pirmos svarbos užsiėmimas. Nesutinku. Iliuzija. Moteris niekada nepasirinks to, kuris ją linksmina. O rinksis tą, kuris kursto aistras. Aukštas, lieknas, gerai sudėtas. Su nuostabia šereliūra. Net ir paniūrės turi daugiau šansų suvilioti moterį. Jeigu linksmas juokdarys, jeigu jis dar ir plikas ir menko sudėjimo. Bet esant lygiaverčiam fiziniam duomenim, jos pirmenybė teikia tam, kurias jis linksmina. Patikėkit manim. Aš žinau iš praktikos. Nereikia jų linksminti. Paprasčiausiai reikia jums patikti. Kada nors esat prajuokinės moterį. Iki ašarų. Nu, tai besijuokinti moteris. Besijuokinti moteris vis stebuklas. Viską užmiršta, užsimiršta. Taip užsimiršta ir tiesiog siūlo save, dovanai. Todėl aš manau, kad pralinksminti moterį yra lygiai taip pat svarbu, kaip suteikti malonumą. Bet tai labai nelengva suderinti vieną su kitu. Niekada nesakykit moteriai, kad pralinksminti ją, jums taip pat svarbu, kaip ir suteikti jai tą malonumą. Jie gali pagalvoti, kad jūs esate jau per daug seni ir nebegali suderinti vieno su kitu. Iš karto jūs pames. Teorijos man aiškios, mane slegiančios. Nereikia čia svarstyti, reikia visą laiką veikti. Aš, kai buvau Paryžiuje. Tai va, tiesioginė ta žodžio prasme sekiojau paskui moteris. O čia rimčiau. Gaila, kad taip ne vienos nesusekė. Praleidot savo šansą. Dabar ir sekioti jau nebegali. Ačiū. Žinot, Gustavai, jūs tokį simpatišką bruožą turit. Jūs kiekvienam surandate po gerą žodį. Dar aš jums galiu pasakyti. Jeigu taip moteris mėgsta juoktis, kaip jūs čia sakėt, tai pasakykit man, kodėl dauguma jų gyvena su tais niuriais kretinais, ką? O, tai čia dėl pinigų, aišku. Dėl pinigų. O todėl, kad dauguma vyrų ir yra kretinai. Mano sesers vyras. Būtent toks. Mano sesuo ištekėjo būtent už to. Aš galiu patvirtinti. Jūs pažįstat jo seserį? Jie 2 kartus per savaitę man parašo. Jūsgi susirašinėjai? Gustavai. Paėgos. Gerai. Bananai.
Elenai, jūs kalbėjote apie savo tą sesers kretiną, a? Elenai. Gerai, vėl. Elenai, negalima atsijungti vidurį frazės, a? Vedai derinti. Teisinas už to užnugarį. Prašau. Klausykit mane vėl priekui. Na, kaip dabar? Neatrodo, kad jie man vis dažnėja. Ne. Neatrodo, kad jie man dažnėja. Aš net nepastebėjau. Tai apie ką čia jūdu kalbėjotės? Tai kad nieko svarbaus. Aha, vadinasi, jūs sutikote savo mažylę. Bernardai, aš jau čia pasakoju. Ar dar kartą papasakoju? Nereikia. Ai, prisiminiau. Aš prisiminiau. Manau, reikia, matot, pasakyti, kad moterimis mes čia nesam išlepinti. Čia aplink tik vienuolės, tai tokia kliūtis. Ne faktas. Bet naujoji skalbėja, tai tokia nieko. Nemanau. Na, jau toks išrankus. Aš tai visai neišrankus. Bet jūs ir patys pagalvokit. Ji visą tai vienos dantenos. Ir kalba tai kaip į kumelį žvengymas. Niekur, tai tikrai ne. O kas gera, tai ta naujoji kambarinė. Ta tokia aukšta. A, Marianka? Tai šita tada nebloga. Turi mažą kalbos defektą. Bet tas tai netrukdo. Aš tai netrukdo. Nu, aš bandžiau. Jai merkintis. Egi, Ką, aš tik nepasakojau? ne. Nu, tai štai. Aš bandžiau suartėti. Ir čia viskas, ką norėjot papasakoti. Aš čia nepapasakojau. Nu, kartą jinai beklodama lovą pasilenkė priekį, aš taip iš užpakalio suglebėjau ją už šlaunų, sakau, eikš pas mane, Marijana, nesipriešink. Ką? Taigi ne bandymas suartėti, jau kaip bandymas išprievartauti. Kur čia dabar iš tą išprievartavimą žiūri? Ašgi nieko jai nepadariau, kad pradės reikti gelbėti, iki pabėgo. Iš karto supratau, turi kalbos defektą. Ir šitaip jūs linksminat moterį. Man pastaruoju metu reikia veikti labai greitai. Priepuolių užeina kas 5 minutės. O be to man uždraustos tad kokios ilgalaikės pastangos. Man, pavyzdžiui, būtinas ilgas asistavimo periodas. Čia jau geras irgi užsiėmimas, bet kitokio pobūdžio malonumas. Ir nereikia painioti. Svarbiausias dalykas moteriai, kurios geigi, jai reikia imti šturmų. Viską jau štok žinovas moka. Tai yra gyvenimiška patirtis. Manau, aš nemažiau turėjau tų moterų negu jūs. Nemažiau negu aš, neįmanoma. Daug turėjau. Be skaičiaus. Tai vedęs buvo
toliau. Toliau nevedėt? O toliau ne. O tai ką jūs ten norit pasakyti savo tai mažyliai, ką? Nieko, ką aš noriu pasakyti. O tai reikia sugalvoti kažką, kas neparodytų jūsų tokių galbūt ir nešvarių ketinimų. Taip, Fernandai, reikia kažką Gal sugalvoti. savarankiškai. Ne, mes sugalvosim. Man Da, ne, pagalbos, Fernandai. man reikia. Man truputį neramu. Ai, neramu, nieko baisaus. Ne, aš pasakau, kad man neramu dėl to, kad man pasirodė, kad šuo sujudėjo. Šuo yra kaip gyvas. Tikrai atrodo, kad šuo juda. Fernandai, jums pasirodė, kad šuo sujudėjo. Ne, iš tikrųjų, ne, Fernandai, jis labai sunkus. Juda, bet tau nelabai. Tai buvo už kurį laiką. Žygavo viskas jam čia kaip laiką, bet pasižiūrėk. Norit mes išnešime? Ne. Neverta. Jis gal pats išeis. Jūs, Gustavai, man patekit, o Nu, jūs su savo takoja tikrai nepadėjėjas. aš jums pavadovausiu. Juda, ne? Jeigu tai galim pasakyti, kad čia yra judėjimas, juda. Patrauk. Kaip dabar, Fernandai? Jau viskas gerai, nebematau. Dabar nebematau. Nematai ir negirdi. O jeigu norėtų pasižiūrėti, kas iš tikrųjų juda, pasižiūrėkime į topolius. A, jų viršūnės iš tikrųjų juda. Aš taip manau, kad man reikėtų atsistoti. Tai stokitės. Bet ir vieto šiandien. Geriau. Kas? Geriau. Geriau. Taip. Ramiai. Ramiai. Ką nori? Taip. Na kaip, vadinasi, jūs sutikote savo mažylę. Ką tu čia vėl? Nu, ką mes čia išvis įsišnekėjom apie tas moteris. Mums su tais reikalais jau baigta. Kalbėkit tik apie save. Man dar viskas savo vietą. O, man reikia bėgti. A, jau bėgti? Jau? Jau bėgit. Tokį ratuką. Ai, tai sukit tą ratuką, sukit tą ratuką. Aš negaliu, kaip man pakeisti. Taip, aš sukit tą ratuką. Aš tuoj grįšiu. Taip. Neužtrukit. Neužtrukite. Neužtrukite. Aš nesuprantu. Nu, kur jis nepasuk? Aiškiai, kur jis eina? Bet kaip supa šiandien. Bet ta mažylė, tai jau sulysti, sujavai. O, va, žiūrėk, meteoras. Jau. Meteoras. Šatkaus seserį man, ne? Sako, majoro Filipo nebėra. Kaip tai ne? Pasikodė. Bėga, pažiūrėk. Tai pavojinga.
čia jūs perstumėt. Ką nežinojot, kad tai verčia blogai jaustis mūsų draugą Fernaną? Man patinka šitas šuo. Jis man palaiko kompaniją. Kad irgi žiūri topolius? Būtent. Tai kaip ten viskas praėjo, a? O kaip visada per laidotuvės. Ten žmonių daug buvo? Daug buvo, net vos pajudantis karo veteranai visi buvo ten. Gerai, kad ir neėjau. Nenorėčiau, kad per mano laidotuvės susirinktų daug žmonių. Iš tikrųjų? Man atrodo, kuo mažiau žmonių, tai tikresnis liūdesys. Susirenka miniam, tai tas skausmas ir prasiskiedžia. O muzika grojo? Grojo muzika, gedulo maršo trumpa. Tuščias formalumas. Čia gerai, čia karinis pagerbimas, čia taip turi būt. Muzikos parinkimas yra pats svarbiausias dalykas. O kas jau jums suteiktų džiaugsmą? Reikia, kad muzika nebūtų per daug liūdna. Kad nesijaustum kaip scenoje. Ir neturi būti per daug linksma. Irgi būtų netinkama. Labai sunku apsispręsti. Nu, aš dar nenutaręs. Jūs tik, žinot, nepavėluokit su sprendimu. Mano nedalyvavimas nelabai ir matėsi. Ne? Niekas ir nepastebėjo, kad manęs nėra. Ypač visiems tas pats. Labai gerai. Labai gerai. O kuo jūs užsiimėte po karo? Tai po karo. Tai po kurio karo? Tai po mūsų paskutinių. A, po paskutinių, tai aš. Paprasčiausiai grįžau namo. O tai ką jūsų žmona? Tai ką mano žmona? Ką žmona? Jūs sakėt, vedęs buvo. Ai, jūs ir smalsus. Dar pasakyčiau, net ir įkyrus. Ne, jeigu jums tai atrodo nekuklu, ar kaip tai atsiprašau, atleiskite. Aha, o veidmaniškumas yra dar blogiau. Jumsgi rūpi, kodėl aš nesu vedęs. Rūpi, labai rūpi. Labai rūpi. Visiškai ne. Ir labai rūpi aš. Aš jums galiu pasakyti, kad mano žmona metė mane ir išėjau pas vaistininką. Pas kokį nors garsų chemiką? Ne. Žolininką. Dozuotoją. Pedantą. Ai, tai va, kas jūs taip sužeidė. Manęs tai nesužeidė. Matot, mūsų sluoksnis ir viskas vyksta kiek kitaip. At jums to nesuprasti. Kaip jūsų sluoksnis? Esu iš kilmingos šeimos. Ir tai pareigoja, o ką jinai buvo neverta mūsų luomo. A, tai jūs iš aristokratų? Aš nešaukiu apie tai visam pasauliu. O teisybė, ką apie jūs sako? Ką sako? Sako, kad jūs tuokėtės tik tarp savęs šeimos viduje. Sako, paskui iš kartos į kartą vat ir išsivysto tokios psichinės negalios. Aš dabar kalbu, ką? Šviežio kraujo, sako, įsileimą. Nesupratau. Nesupratę. Girdėjote apie tokį Rusijos caro palikuonį, žmogui kraujas ir kraujas, niekas nekrešėjo, nieks neuždyjo. Taip, taigi jis sirgo hemofilija. Čia nuo kraujomaišos. Duodatės su pusbrolės ir pusseserėm hemofilija. Ką jūs čia dabar kalbate? Man tai visos žaizdos užgyja. Ačiū Dievui. O ką,
Kaip supratau, jūs esat kilęs iš liaudės. Dar labai mažytos. Ir labai didžiuojusi tuo. Bet tai jūs pasižiūrėjus, nesat labai sveikas. Būt vedęs kada nors. Ne, taigi aš po karo norėjau tapti rėminimo meistru. Kuo? Rėmintojų? Rėmintų labai originalu. Rėmintojų. Rėmintojas turi turėti meninę gyslelę. Taip, taip. Paim parinkdavo rėmus tam paveikslui. Žinoma. Nes pagal paveikslą tas rėmas turi plonas būti arba labai lengvas, arba storas ir platus. Ačiū, aš jau žinau, kas yra paveikslo rėmai. Reiškia, labai mėgstate dailę. Mėgstu, bet labai mėgstu tą harmoniją, ką matau paveikslę iš karto žiūrėjimą. Tai rėmai jums labiau patinka negu pats tas paveikslas. Nežinau, bet būčiau geras, būčiau rėminimo meistras. Kodėl ne? Ir tarp šlubų yra gerų rėmų. Tai va, tai čia pasilikau, apsigyvenau, bet man čia labai patiko, man čia gerai. Ar patinka, ne? Oi, man čia gerai visi geri. Oi, jūs turit nuostabų gedėjimą. Visur priprasti, visur jums gerai. Nežinau. Labai gerą savybę turit. Ne. Nu, jūs galvojat, kad čia yra labai gera savybė? Čia jūs jau pykstat ant manęs už kažką. Ne, ką jau. Nepykst. Oi, čia visą. Gera savybė. Bus gerai. Tenkintas. Su gerai. Tai kaip geriau jau? Da? Geriau. Tai kas atsitiko? Nieko. Man pasidarė negera, stovint ant mūsų draugo Filipo kapo duobės. Ir įvirtau jį. Užėmėt jo vietą. Kažkuria prasme. Įvirtau. Aš nežinojau, ko griebtis. Bet aš suvokiau, kad į duobę nusiversti nereikėjo. Mano nedalyvavimas nelabai ir matys. Ne. Niekas ir nepastebėjo, kad manęs nėra. Ne. Visiškai vis vien. Labai gerai. Tenanai nieko, kad aš šunį nustūmiau į kitą vietą. Nieko. Jeigu gerai elgsis, nieko. Galvoju, o vargšas Filipas. Tokiam amžiui žudytis. Ašgi galvoju visą laiką tik jauni žudosi. Jūs jau 25 metai, kaip nusižudęs. Tai nieko. Tenanai, šiandien kažko Gustavas ant manęs pyksta, oi pyksta. Bet taip ir yra, tenanai. 25 metai šitoj skėlėjai. Aš 10. Taip, tai jūsgi 10, bet jūsgi toks pat kaip ir jis. Ne, Fernandai, ne. Ne, Fernandai, nebeprotis. Bet jums reikia labai rimtos gydytojų priežiūros. Reikia. Kas dėl manęs, tai aš čia nebepasiliksiu. Man reikia eit. Man reikia įeit. Įeit į istoriją. Skamba gražiai lūpose žmogaus, kuris iš kambario neišeina.
istoriją. Ką jau tokio reikšmingo esat padaręs, tai papasakokit, mes paklausysim. Oi, čia tokia ilga istorija. Ne, o čia netrūksta, tai laiko nesirna. Aha. Na, aš galėčiau jums papasakoti. Galėčiau papasakoti, kaip aš kariavau, kaip aš buvau 3 dienas, 3 naktis prieš užnugarį. Taip, kareivis buvau. Aš dalyvavau fronte. Taip, šaudžiau. Aš gavau visus ordinus, visus pas medalius. Madlena dalyvavo laidotuvės. Šiandien kažkur labai įsijautusi. Aš kodėl? Gedėjimas yra jos darbo dalis. Ne todėl. Žinot kodėl? Aš žinot kodėl? A todėl, kad Filipas kovo 6 dieną gimė vienas vienintelis. 6 dieną jis gimė vienas vienintelis. Ir dabar kovo 6 dieną niekas nebešvęs gimtadienių. Tuštuma. Madlena to pakęst negali. Labai gerai. Labai gerai. Taip gerai būtų pabėgti. Palikta seserį Madleną vieną spręsti. O dar 3 pradingusių gimtadienių problemą. Puikiai idėja. Kalba dar jis niekad iš prieglaudos neišėjęs. Tam, kad apeitum apie kapines, tai nereikia nepradėti. Renanai, Renai, ir čia gerai, labai gerai. Renai? Ką? Renai? Kokiai stadijoje esat? Čia dabar apie ką jau? Apie jūsų mažylę. Čia jukai. Na, kaip ten, matėt ją? Mačiausi 3 kartus pasisveikinam. Draugiškai. Tai kažkas vyksta. Tai nenorėtumėt jos čia pasikviesti? Žiūrėtumėt.